Broliai ir seserys, mes sveikiname Jūs atvykusius į bažnyčios švietimo sistemos dvasinę valandėlę jauniems suaugusiems. Transliacija vyksta iš Brigamo Young universiteto miestelio Provo, Jutoje. Ši dvasinė valandėlė verčiama į daugybę kalbų jauniems suaugusiems visame pasaulyje. Esu Richardas Heatonas, Provo, Jutos 19 jaunų suaugusių nesusituokusių kolo prezidentas. Sveikinama atvykusi vyresnį Dėtodą Kristofersoną iš 12 apaštalų kvorumo ir esame dėkingi už šį vakarą jį atlydėjusią seserį Kristoferson. Vyresnysis Kristofersonas vėlesnėje programos dalyje bus pristatytas kaip šio vakaro kalbėtojas. Esame dėkingi už kitų visuotinių įgaliotinių, krašto 70 švietimo tarybos narių ir Brigamo Young universiteto atstovų dalyvavimą. Be to, džiaugiamės galėdami matyti ant pakylos BŠS bei religijos seminarijos ir instituto administraciją, taip pat Jutos slėnį jaunų suaugusių nesusituokusių ir susituokusių studentų kuolų prezidentus bei jų žmonas. Primename, kad sekmadienį 2014 m. lapkričio 5 d. vyresnysis Donaldas L. Holstromas iš 70 prezidentūros kalbės BŠS dvasinėje valandėlėje. Šį vakarą pradėsime giedodami kartu su choru giesme In Hymns of Praise esančią 75 angliškų giesmynų puslapyje. Mes dėkojame už pagalbą dirigentai seseriai Robin Johnson iš Kolobo jaunų suaugusių nesusituokusių apylinkės ir akomponuotojai seseriai Sherry Peterson iš antrosios Spring Creeko apylinkės. Pasibaigus giesmiai, Tracy Bounce iš Spring Creeko jaunų suaugusių nesusituokusių apylinkės sukalbės maldą. Mūsų dangiškasis tėve,
Mes dėkojame tau už visus palaiminimus, kuriuos mums suteikiai. Mes taip pat dėkojame tau, dangiškasis tėve, kad susirinkome į šią dvasinę valandėlę, kur su mumis kartu yra tavo apaštalas, vyresnysis D. Todas Kristofersonas. Dangiškasis tėve, mes prašome tavęs, palaimink mus, kad atvertume savo širdis, kad jaustume tavo dvasią šį vakarą ir akivaizdą, kada klausysimės vyresniojo Kristofersono žodžių, kuriuos tu nori, kad jis kalbėtų šį vakarą. Dangiškasis tėve, mes nuolankiai lenkiamės prieš tave, su nuolankiu dėkingumu už viską, ką esi mums davęs. Ir viską, ką kasdien mums duodi. Mes tave labai mylime, dangiškasis tėve. Mes dėkojame tau už šią bažnyčią. Mes dėkojame tau už Jėzaus Kristaus Evangeliją. Mes dėkojame tau už tavo sūnų Jėzų Kristų, mūsų gelbėtoją ir išpirkėją, ir jo auką dėl mūsų, už jo meilę ir už jo pavyzdį. Dangiškasis tėve, žodžiai negali tiksliai išreikšti, ką mes tau jaučiame ir kaip stipriai tave mylime. Mes labai dėkojame tau, dangiškasis tėve, už tavo dievišką apvaizdą, už viską, ką dėl mūsų darai, ir labiausiai už tavo meilę, kurią nepaliaujamai jaučiame kiekvieną dieną ir prašome tavęs palaiminti mus, kad jaustume tavo meilę. Mums čia susirinkus, nuolankiai maitintis tavo žodžiu ir pajausti tavo akivaizdą. Dangiškasis tėve, mes prašome tavęs, kad pajaustume tavo akivaizdą. Dangiškasis tėve, mes tave labai mylime, mes labai dėkingi tau už viską, ką kasdien dėl mūsų darai. Dėkojame tau, kad davėjai mums savo sūnų. Ir visą tai sakome su nuolankia padėka, dangiškasis tėve, garbiname tave ir šį vakarą. Visą tai sakome tavo sūnaus, Jėzaus Kristaus, mūsų gelbėtojo ir išpirkėjo vardu. Amen. Šį vakarą pas mus svečiuojasi Jungtinis Druskos ežero slėnio religijos institutų choras, kuris mums atliks giesmę Be Still My Soul. Jiems diriguos Halas V. Romrelis, Soleiko universiteto religijos institutas, ir akompanuos Šonas Merilas pianinu, o Sara Aronson violončele. Po muzikinio pasirodymo bus malonu pasiklausyti vyresnio Kristofersono. Po vyresnio Kristoferno kalbos choras atliks giesmę God Be With You Till We Meet Again. Chorui diriguos brolis Romrelis, o akompanuos brolis Merilas. Po to baigėme maldą sukalbės Jose Arajo iš pirmosios Provosičio vienišų jaunų suaugusiųjų apylinkės. Man didelė garbė dabar pristatyti šio vakaro kalbėtoją. Vyresnysis D. Todas Kristofersonas 2008 m. balandžio 5 d. buvo pašauktas Pastarų dienų Šventų Jėzaus Kristaus bažnyčio 12 apaštalų kvorumo nariu. Prieš tai jis tarnavo 70 prezidentūroje. Per savo tarnystę 70 prezidentūrą vyresnysis Kristofersonas kuravo bažnytinius reikalus Šiaurės Amerikos šiaurės vakariniuose bei pietrytiniuose kraštuose. Jis taip pat tarnavo šeimos ir bažnyčios istorijos padalinio atsakinguoju direktoriumi. Yra tarnavęs bažnyčioje Meksikos pietų krašto prezidentu. Gyveno Meksikos mieste. Prieš tapdamas nuolatiniu visuotiniu bažnyčios įgaliotiniu, vyresnysis Kristofersonas buvo Nations Bank, dabar Bank of America, korporacijos visuotinės tarybos narys Šarlotėje, Šiaurės Karolinos valstijoje. Prieš tai dirbo vyriausiu viceprezidentu ir visuotiniu prekybos patarėju Union Banke Tenesėje, Nešvilio valstijoje. Ten pat jis aktyviai dalyvavo visuomeniniuose reikaluose ir religinėse organizacijose. Nuo 1975 iki 1980 metų vyresnysis Kristofersonas dirbo teisininku Vašingtone, Kolumbijos apygardoje, o prieš tai stažavosi pas Jungtinių valstijų apygardos teisėją Johną J. Siriką. Gimė Jutos valstijoje Pleasant Groveryje, vidurinę mokyklą baigė Naujajame Džersyje, o bakalauro laipsnį įgijo Brighamo Young universitete, ten gavo Edvino S. Hinklio stipendiją ir tarnavo universiteto studentų tarybos viceprezidentu.
Teisininko laipsnį įgijo Duke universitete. Be kitų pašaukimų jis taip pat tarnavo bažnyčios regiono atstovų, Kuolo prezidentu bei vyskupu. Jaunystėje tarnavo misijoje Argentinoje. Vyresnysis Kristoferas kartu su žmona Katrina Jacob Christopherson turi 5 vaikus. Choras dabar atliks giesmę Be Still My Soul. Jėzus kartu su savo apaštalais būdamas Pilypo Cezarėjoje uždavė jiems klausimą: Kuo jūs mane laikote? Petras su pagarba iškalba ir gali atsakė: Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Man malonu skaityti šiuos žodžius, man malonu juos ištarti. Tačiau netrukus po šio švento įvykio Jėzus kalbėjo savo apaštalams apie artėjančią savo mirtį ir prisikelimą. Ir tuomet Petras jam paprieštaravo. Petrą griežtai subarė dėl to, kad nesuprato arba masto ne Dievo, o žmonių mintimis. Po to Jėzus, parodant dar didesnę meilę tam, kurį pabarė, ir būdamas tobulų pavyzdžių, švelniai paaiškino Petrui ir jo broliams apie tai, kaip reikia paimti savo kryžių ir prarasti savo gyvybę tam, kad atrastų apstų ir amžiną gyvenimą. Let's look at the portrayal of this event in one of the Bible videos produced by the church. The Son of Man must suffer many things and be rejected of the elders and of the chief priests and scribes and be killed. And after 3 days rise again. Be it far from thee, Lord. This shall not be unto thee. Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me. Thou savest not the things that be of God, but those that be of men. If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels. And then he shall reward every man according to his works. Norėčiau jums pakalbėti apie rodos paradoksalų viešpatės teiginį, kad kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Tai moko apie galingą ir daug aprėpiančią doktriną, kurią turime suprasti ir taikyti. Žvalgus profesorius iškėlė tokią mintį: jei dangus aukščiau už žemę, tai Dievo darbas jūsų gyvenime yra svarbiau už siužetą, kurį norite pasidalinti su tuo gyvenimu. Jo gyvenimas svarbesnis už jūsų planus, tikslus ir baimės. Kad išgelbėtume savo gyvybę, turite pastumti į šalį savo siužetą ir minutę po minutę, diena po dienos grąžinti savo gyvenimą jam. Citatos pabaiga. Kuo daugiau apie tai galvoju, stebiuosi, kaip sistemingai Jėzus atidavė savo gyvybę tėvui ir kaip tobulai atidavė gyvenimą tėvui, savo gyvybę ir mirtimi. Tai yra visiškai priešinga šėtono požiūrį ir būdui, kuris yra plačiai paplitęs šiuolaikinėje egocentriškame pasaulyje. Iki žemiškose tarybose savanoriškai siūlydamasis įvykdyti gelbėtojo vaidmenį tėvo dieviškame plane, Jėzus tarė: Tėve, tebūna tavo valia ir šlovė tebus tavo per amžius. Kita vertus, Liuciferis pareiškė: štai čia aš, siųsk mane, aš būsiu tavo sūnus ir išpirksiu visą žmoniją, tad ne viena siela nepražus
ir aš tikrai tai padarysiu, todėl duok man savo garbę. Kristaus įsakymas sekti juo yra įsakymas dar kartą atsisakyti šėtoniško modelio ir prarasti savo gyvenimą dėl tikrojo gyvenimo, patikimo gyvenimo, gyvenimo vedančio link celestialinės karalystės, kurią Dievas numatė kiekvienam iš mūsų. Toks gyvenimas palaimins kiekvieną, prie kurio prisiliesime ir tapsime šventaisiais. Su mūsų dabartinė ribota rega ir sąmonė, tai gyvenimas virš mūsų suvokimo. Iš tiesų, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas iš žmogaus mintį netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kas jį myli. Gaila, kad neturime daugiau pokalbių tarp Jėzaus ir jo mokinių. Būtų naudinga turėti papildomas informacijas apie tai, ką praktiškai reiškia prarasti savo gyvybę jo labui ir taip ją atrasti. Bet apgalvoję, suvokiau, jog Jėzaus išsakyti komentarai prieš ir po šio teiginio suteikia naudingų pamokymų. Aptarkime 3 tokius susijusius teiginius. Neišsižada pats savęs, teneša kasdien savo kryžių. Pirmasis viešpaties teiginys buvo pasakytas prieš pat pasakant tokius žodžius, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. Kaip ir kitose paralelinėse Evangelijose parašyta, Jėzus sakė, jei kas nori eiti paskui mane, te išsižada pats savęs, te pasima savo kryžių ir teseka manimi. Lukas prideda žodį kasdien, teneša kasdien savo kryžių. Josepho Smito vertimo mato skyrius. Šis teiginys kitaip yra paaiškina, ką reiškia nešti savo kryžių. Ir dabar žmogus paima savo kryžių, reiškia atsisakyti visos bedevystės ir kiekvieno pasaulietiško geidulio bei laikytis mano įsakymų. Tai deri su Jokūbo teiginiu. Tyras ir nesuteptas pamaldumas Dievo, mūsų tėvo akise, yra rūpintis našlaičiais ir našlėmis jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šio pasauliu. Tai reiškia gyventi kasdien, vengiant visko nešvaraus ir tuo pat metu tvirtai laikytis 2 svarbiausių įsakymų – mylėti Dievą ir artimą, kurie yra pamatas visiems kitiems įsakymams. Todėl vienas iš elementų atsisakant savo gyvenimo dėl didingesnio gyvenimo, kurį numatė mūsų viešpats, yra kasdien nešti jo kryžių. Kas išpažįsta mane, tą ir aš išpažinsiu savo tėvo akivaizdoje. Antrasis susijęs teiginys moko, kad atrasti gyvybę, ją prarandant jo ir Evangelijos labui, reiškia būti Kristaus mokiniais atvirai ir viešai. Jei kas gėdysis manęs ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir žmogaus sūnus atėjęs savo tėvo šlovėje su šventais angelais. Kitoje Mato knygos vietoje randame panašų teiginį, kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir aš išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, to ir aš išsiginsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Prarasti gyvybę išpažįstant Kristų turi ir vieną akivaizdų bei gana rimtą reikšmę. Tai yra prarasti ją tikrąją to žodžio prasme fiziškai, išlaikant ir ginant savo tikėjimą juo. Mes įpratome susidaryti tokią įmonę apie šį kraštutinį reikalavimą, pritaikydami praeities istoriją, kai skaitome apie žmogžudystės dėl tikėjimo, įskaitant giliausios senovės apaštalus. Tačiau dabar matome, kad tai, kas vyko senovėje, vyksta dabar. Naujienos iš Irako ir Sirijos pastaruosius keletą mėnesių praneša apie šimtus krikščionių ir kitų mažumų, kurie išvaromi iš namų arba žudomi islamo ekstremistų. Teroristai reikalauja, kad šie krikščionys atsiverstų į jų islamo atšaką arba paliktų savo kaimą arba mirtų. Krikščionys neišsižada to, kurį garbina, todėl daugelis pabėgo, o kai kurie buvo nužudyti. Be abejo, tokios sielos bus tarp tų, dėl kurių atėjus dienai, gelbėtojui nebus gėda išpažinti savo tėvo akivaizdoje. Mes nežinome, kas mūsų laukia ateityje, bet aš tikiu, kad jei bet kuriam iš mūsų tektų rinktis ar tiesioginė prasme prarasti gyvybę dėl mokytojo, mes pademonstruotume tokią pačią drąsą ir ištikimybę. Dažniau pasitaikantis ir kartais dar sunkesnis būdas taikyti gelbėtojo mokymą yra susijęs su tuo, kaip gyvename diena iš dienos.
Tai yra mūsų pasakomi žodžiai ir mūsų rodomas pavyzdys. Mūsų gyvenimas turėtų būti išpažintis Kristui, o mūsų žodžiai turėtų liudyti apie mūsų tikėjimą ir pasišventimą jam. Ir šis liudijimas privalo būti tvirtai ginamas susidūrus su patyčiomis, diskriminacija ar šmeižtu prieš tuos, kurie priešinasi jam, kaip Viešpats sakė, šioje svetimaujančioje ir nuodėmingoje kartoje. Kartą Viešpats nuostabiai pasakė apie ištikimybę jam. Nemanykite, jog aš atėjau nešti žemę į ramybės, aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą. Žmogaus namiškiai taps jam priešais. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Pasakymas, kad jis atėjo nešti neramybės, o kalavijo, iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti prieštaraujantis raštuose apibūdinam tam Kristui, kuris vadinamas ramybės kunigaikščiui. Ir pareiškimai, kuris paskelbtas jo gimimo metu, garbė Dievo aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Arba kitai gerai žinomai rašto eilutei, aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Tai tiesa, kad Kristus atėjo nešti taiką tarp tikinčiojo ir Dievo, ir taiką tarp žmonių. Ir visgi, neišvengiamas Kristaus atėjimo rezultatas yra konfliktas. Tarp Kristaus ir antikristo, tarp šviesos ir tamsos, tarp Kristaus vaikų ir velnio vaikų. Toks konfliktas gali atsirasti net tarp tos pačios šeimos narių. Aš esu įsitikinęs, kad kai kurie iš šios vakaro pasaulinės auditorijos asmeniškai patyrėte tai, ką Viešpats išreiškė šiose eilutėse. Jums priėmus Jėzaus Kristaus Evangeliją ir susidarius su juo sandorą, jūs atstūmė, įsižadėjo jūsų tėvas ir motina, broliai ir seseris. Jūsų neeilinė Kristaus meilė pareikalavo paaukoti jums brangius santykius bei išlieti daugybę ašarų. Ir visgi jūsų meilė nenusilpo, jūs tvirtai neštą kryžių, parodydami, kad nesigėdė Dievo sūnaus. Maždaug prieš 3 metus vienas bažnyčios narys padovanojo Mormono knygos egzempliorių savo draugui Menonitui, gyvenančiam Ohajuje. Draugas pradėjęs skaityti knygą, negalėjo jos užversti. Kitas 3 dienas jis nenorėjo nieko kito skaityti, kaip tik Mormono knygą. Jis kartu su savo žmona pasikrikštijo, o po kelių mėnesių net 3 menonitų poros tapo atsivertusiaisiais ir bažnyčios nariais. Dar po kelių mėnesių pasikrikštijo jų vaikai. Šios 3 šeimos nusprendė pasilikti savo bendruomenėje ir toliau praktikuoti menonitų gyvenseną, net ir palikusios menonitų tikėjimą. Tačiau jų kaimynų, su kuriais palaikė labai glaudžius santykius, akise jie tapo atstumtaisiais. Būti atstumtoju reiškia, kad kiti menonitų bendruomenės nariai su tavimi nekalbės, nedirbs, neturės jokių reikalų ir niekaip nebendradarbiaus. Tai liečia ne tik draugus, bet ir šeimos narius, brolius ir seseris, tėvus ir senelius. Iš pradžių šie menonitų šventieji pasijuto labai vieniši ir izoliuoti, nes dėl krikšto ir narystės pastarųjų dienų šventų Jėzaus Kristaus bažnyčioje net jų vaikai tapo atstumtaisiais ir buvo pašalinti iš menonitams skirtų mokyklų. Jų vaikus atstūmė seneliai, pusbroliai ir artimi kaimynai. Net kai kurie šių menonitų šeimų vyresni vaikai, kurie nepriėmė Evangelijos, nesikalba, nebendradarbiauja ir net nepripažįsta savo tėvų. Šioms šeimoms buvo sunku ištverti tokias socialinės, finansinės atstūmimo pasekmes, bet jiems pavyko. Jų tikėjimas išliko stiprus, atstumtųjų negandos ir priešprieša padarė jos tvirtais ir nepajudinamais. Praėjus metams po jų krikšto šeimos buvo užantspauduotos šventykloje ir toliau kiekvieną savaitę ištikimai lankosi šventykloje.
Jie įgijo stiprybės atlikus apeigas ir įžengus į sandoras, kurių jie laikosi. Jie visi aktyvų savo bažnyčios grupėje ir tęsia paiešką būdų, kaip per gerus poelgius ir tarnystę pasidalinti Evangelijos šviesa ir žiniomis su savo šeimomis ir artimaisiais bei bendruomenė. Tiesa, kad prisijungimo prie Jėzaus Kristaus bažnyčios kaina gali būti labai didelė. Tačiau patarimas iškelti Kristų virš viso kito, net mūsų artimiausių šeimos narių taikomas ir tiems, kurie galbūt gimė sandoroje. Daugelis mūsų tapome bažnyčios nariais nesusidūrę su priešprieša, galbūt dar vaikystėje. Mes galime susidurti su iššūkiu išlikti ištikimiems gelbėtojui ir jo bažnyčiai, tėvų, sutuoktinių, giminių, brolių ir seserų ar net vaikų akise, kurių elgesys, įsitikinimai ar pasirinkimai neleidžia jums palaikyti tiek jį, tiek juos. Tai nėra meilės klausimas. Mes galime ir privalome mylėti vienas kitą, kaip Jėzus mylimus. Jis sakė, iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Tačiau viešpats mums primena, kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Tad nors šeimos meilė nenutrūksta, santykiai gali nutrūkti ir priklausomai nuo aplinkybių, kartais net parama ir tolerancija sustabdoma mūsų aukštesnės meilės labui. Tikrovėje geriausias būdas padėti tiems, kuriuos mylime, arba geriausias būdas juos mylėti, yra nesiliauti gelbėtojo laikyti pirmoje vietoje. Jei mes nutraukėme saitus su viešpačiu simpatizuodami artimiesiems, kurie kenčia ar sielvartauja, mes netenkame priemonių, kuriomis galėtume jiems padėti. Tačiau jei mes tvirtai tikime Kristų, mes turime galimybę tiek gauti, tiek suteikti dievišką pagalbą. Jei, arba tikriausiai turėčiau sakyti, kada ateis metas, kai mylimas šeimos narys netekęs vilties panorės kreiptis į vienintelį tikrą ir nesibaigiantį pagalbos šaltinį, jis arba ji žinos, kuo pasikliauti kaip vedliu ir bendražygiu. Tuo tarpu, su šventosios dvasios dovanos pagalba turime tvirtai tarnauti, kad apmalšintume netinkamų pasirinkimų skausmą ir sutvarstytume žaizdas tiek, kiek mums leidžiama. Kitu atveju mes nepadedama nei tiems, kurias mylime, nei savo. O kokiagi žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bet pakenkti savo gyvybei? Tas, kuris praras savo gyvybę šiame pasaulyje, mano labai, tas atras ją ateinančiame pasaulyje. Todėl išsižadėkite pasaulio ir išgelbėkite savo sielas. Kokiagi žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bet prarasti savo sielą, arba kuo žmogus gali išsipirkti savo gyvybę. Josepho Smito vertime rašoma, kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį, bet neprimtų to, kurį įšventino Dievas, ir prarastų savo paties sielą ir taptų atstumtuoju. Akivaizdu, kad pasaulio išsižadėjimas vardan to, kad priimtume tą, kurį šventino Dievas, švelniai tariant, prieštarauja šiandieniniai kultūrai. Prioritetai ir norai, kuriuos dažniausiai matome aplink save, o kartais ir savyje, yra labai savanaudiški. Troškimas būti pripažintam, aršus reikalavimai gerbti kažkieno teisės, įskaitant tariamą teisę niekada nebūti įžeistam, nepasotinamas pinigų, daiktų, galios troškimas, manimas, kad mums priklauso gyvenimas kupinas patogumų ir malonumų. Tikslas minimalizuoti atsakomybę ir išvis vengti bet kokios aukos kito žmogaus labui. Visa tai tik keletas pavyzdžių. Tai nereiškia, kad turėtume siekti sėkmės, kad neturėtume siekti sėkmės ar pranokti savo teisius siekius, įgyjant išsilavinimą ir dirbdami gerbiamą darbą. Šių metų pradžioje Jedas Rubenfieldas ir Amy Chua, kurie yra sutuoktiniai profesoriai Jeilio teisės mokykloje, išleido knygą pavadinimu The Triple Package – How Three Unlikely Traits Explain the Rise and Fall of Cultural Groups in America. Jie rašo, kad kai kurioms grupėms Amerikoje sekasi geriau nei kitoms, sprendžiant pagal 3 kultūrinės savybės, kurios, pasak knygos, suteikė toms grupėms pranašumo.
Jie išskiria mormonus, žydus, aziečius, vakarų Afrikos imigrantus, Amerikos indėnus ir Kubos amerikiečius, kurie šiandieninėje Amerikoje sudaro grupės turinčias tokius pranašumus. Palyginę šias grupės su likusia Amerikos visuomenė tokiose srityse kaip pajamos, akademiniai pasiekimai, kolektyvinė lyderystė, profesiniai pasiekimai ir kiti įprastiniai rodikliai, Čiuva ir Rubenfieldas teigė, cituoju, jei šiandien yra viena grupė Jungtinės Amerikos valstijose, kurie akivaizdžiai išsiskiria savo įprastinę sėkmę, tai mormonai. Protestantai sudaro maždaug 51% JAV gyventojų, o Amerikoje gyventis 5-6 milijonai mormonų iš viso sudaro tik 1,7% gyventojų. Ir visgi stulbintis kiekis jų pasiekia Amerikos korporacijų ir politinių sferų viršūnėlės. Žinoma, tokie pasiekimai nusipelno liaupsių. Tačiau jei kalbame apie savo gyvybės išgelbimą, tai turime visada atminti, kad tokie pasiekimai nėra galutinis tikslas, o tik priemonės pasiekti aukštesnį tikslą. Tikėdami Jėzumi, turime žvelgti į politinę, verslo, akademinę ir pranašę sėkmę ne kaip į tai, kas mus nusako, o kaip galimybę tarnauti Dievui ir artimui, pradedant namais ir baigiant pasaulio tolimiausiais kraštais. Asmeninis vystimasis yra vertingas, nes padeda vystytis charakteriui panašiam į Kristų. Matuodami sėkmę mes pripažįstame gilią tiesą, kur yra pagrindas visam kam. Tai, kad mūsų gyvenimas priklauso Dievui, mūsų dangiškajam tėvui ir Jėzui Kristui, mūsų išpirkėjui. Sėkmė reiškia gyvenimą darnoje su jų valia. Palygindamas narcisinį gyvenimą, prezidentas Spenceris Kimbolas paprastai išsireiškia apie geresnį kelią. Tarnystė kitiems, jis sakė, suteikia šiam gyvenimui prasmės ir saldumo, kol mes ruošimės gyventi geresnėme pasaulyje. Kai tarnavime savo artimai, mes ne tik darbuojamės dėl jų, bet ir pažvelgiame į savo problemas iš naujos perspektyvos. Kai mes daugiau rūpinamės kitais, mums lieka mažiau laiko pergyventi dėl savęs. Tarp tarnystės stebuklo yra ir Jėzaus Kristaus pažadas, kad kas praranda savo gyvybę, tas atras ją. Toliau jis tęsė, mes ne tik randame save, kalbant apie pripažinimą dieviško vadovavimo savo gyvenime, bet taip pat, kuo mes daugiau tarnaujame savo artimam deramais būdais, tuo didesnė mūsų siela. Mes tampame pilnesni, kai tarnaujame kitiems. Tikrai, kur kas lengviau atrasti save, kai yra kur kas daugiau ko ieškoti. Leiskite pabaigti keliais pavyzdžiais apie tai, ką reiškia kasdienėme gyvenime prarasti gyvybę Kristuje ir jo Evangelijoje ir tuo būdu atrasti tikrąjį ir galiausiai amžinąjį gyvenimą. Tuo metu, kai netoli Reksburgo sugriuvo nesenai baigta Tetono užtvanka, prezidentas Henris Airingas 1976 metais buvo Riks koledžo dabartinio Brighamo Young universiteto Idaho prezidentas. 300 milijonų kubinių metrų vandens riaumojo, tekėdami link Reksburgo 65 km/h greičiu ir naikindami viską savo kelyje. Daugelis bendruomenės narių didvyriškai sureagavo, padėdami kitiems, nors jų pačių namai ir daiktai buvo sunaikinti potvinio. Tačiau keletas apleido net savo artimuosius ir paliko juos gelbėtis patiems. Prezidentas Airingas, kuris pats prisidėjo prie gelbėjimo darbo organizavimo, norėjo sužinoti, kas nulėmė skirtumą tarp didvyriško kai kurių reagavimo ir kitų išdavystės. Jis atliko mažą, tačiau moksliškai svarbų tyrimą. Mums pavyko rasti tik vieną dalyką, vėliau jis sakė mokyklą baigantiems abiturientams. Didvyriai buvo tie žmonės, kurie visada atsimindavo ir laikydavosi mažiausių ir kasdieninių pažadų. Pažado susitvarkyti po bažnyčioje organizuotų pietų arba pagelbėti kaimynui darbuose šeštadienį. Žmonės, kurie apleido savo šeimas, kai buvo sunku, dažnai apleisdavo savo pareigas ir kai nebūdavo taip sunku. Jie buvo įpratę nesilaikyti duoto žodžio atlikti mažus dalykus, kai jų auka nebuvo didelė.
Ir padaryti tai, ką pažadėję, būtų nesunku. Kai reikėjo sumokėti didesnę kainą, jie nebuvo pajėgus tai padaryti. Kartu su seserimi Kristoferson turėjome draugę, su kuria susipažinome teisės mokykloje. Ji buvo narė mūsų apylinkėje Durhame, Šiaurės Karolinoje. Ji kartu su savo vyru mažais vaikučiais buvo ideali pora. Ji buvo palaiminta proto, išvaizda ir maloniu būdu. Visi ją žavėjosi ir mėgavosi jos draugija. Tačiau po 25 metų, kai vis dar buvo 40, ją užpuolė agresyvus ir nepagydomas skrandžio vėžys, kuris tuoj pat išsikerojo į kepenis ir plaučius. Nepaisant patirto sukrėtimą ir skausmą artėjant jos gyvenimo pabaigai, ji savo šeimai ir draugams, kuriuos su apmaudu turėjo palikti, parašė tokius žodžius. Cituoju, Dievo planas yra dieviškas ir įgyvendinamas tiksliai, kaip jis numatė. Kadangi buvau išrinkta grumti su šiuo išbandymu, žinau, kad tai turi įvykti mano didingiausio gėrio ir džiaugsmo labui. Jau dabar mane užlieja dvasinės palaimos. Ir artėjant pabaigai jaučiu, kad aš patirsiu viską, kas būtina. Pasiruošti susitikti su gelbėtu. Jo galia yra žemėje. Be abejo. Šiuo metu yra daug sunkių išbandymų. Visi rodos grūmėsi savaisiais išbandymais. Kreipkitės į viešpatį ir sulaukite jo pagalbos. Susitaikite su tuo, ką turite, ir jūsų skausmas bus pašalintas bei ateis ramybė. Viena jauna suaugusi sesuo nusprendė tarnauti nuolatinėje misijoje po to, kai įgijo bakalauro ir magistro laipsnius ir atliko prestižinę stažuotę bei papildomas studijos tiek namie, tiek užsienyje. Jie užsiugdė gebėjimą užmegzti ryšį ir sutarti su bet kokių religijų ir politinių pažiūrų bei bet kokios tautybės žmonėmis. Ji nerimavo, kad kasdieninis misionieriaus kortelės dėvėjimas bus identifikatorius, kuris gali trukdyti jos išskirtiniam gabumui užmegzti kontaktą. Vos po kelių savaičių misijoje jį parašė laišką namiškiams, kuriame aprašė paprastą, bet prasmingą nutikimą. Kartu su seserimi Lee tepalu įtrynėme senolės artrito išvargintas rankas. Abi paėmė po vieną senolės ranką, kol sėdėjome jos svečių kambaryje. Ji nenorėjo klausytis jokios žinios, tačiau leido mums dainuoti, nes jai labai patiko mūsų dainavimas. Ačiū tau, juoda misionieriaus kortelė, už suteiktą leidimą įgyti intimų patyrimą su nepažįstamais žmonėmis. Pranašas Joseph Smithas per savo patirtas kančias išmoko prarasti savo gyvybę tarnystėje savo mokytojui ir draugui. Kartais jis sakė, aš įsivedžiau tokią taisyklę, kai viešpats įsako, daryk tai. Manau, visi būtume patenkinti, jei savo ištikimybę galėtume prilikti broliui Josephui. Net tada, kai jis mėnesius kentėjo Liberčio kalėjime Misūrio valstijoje, kur patyrė fizinės kančias ir tikriausiai dar didesnį emocinį ir dvasinį skausmą. Dėl to, kad negalėjo padėti savo mylimai žmonai, vaikams ir šventiesiems, kurie išgyveno smurtą ir persekiojimus. Jo apreiškimo ir vadovavimo vedimi jie atkeliavo į Misūrį statyti Sione. O dabar žiemos metu buvo varomi iš savo namų per visą valstiją. Nepaisant visko, būdamas tokiose sąlygose, jis parašė įkvėptą ilgą laišką bažnyčiai, elegantiškiausią ir labiausiai pakilėjančią prozą, kurios dalys dabar yra Doktrinos ir sandoro 121, 122 ir 123 skyriai, kurie užbaigiami tokiais žodžiais: džiugiai darykime visą, kas mūsų galioje. Ir tada galime stovėti ramus, visiškai tikri, kad pamatysime Dievo išgelbėjimą ir kad jo ranka bus apreikšta. Žinoma, didžiausias pavyzdys, kaip atiduodama gyvybė, yra šis. Mano tėve, jei ši taurė negali praeiti mano negerta, tebūna tavo valia. Paaukodamas savo gyvybę, Kristus ne tik išgelbėjo savo gyvybę,
Jis išgelbėjo visų mūsų gyvybės. Jis suteikė mums galimybę iškeisti į amžinai gyvenimą tai, kas galiausiai virstų bereikšmiu gyvenimu. Gelbėtojo gyvenimo šūkis buvo toks: visuomet darau, kas tėvui patinka. Meldžiu, kad jis taptų jūsų gyvenimo šūkiu. Jei tai padarysite, jūs išgelbėsite savo gyvybę. Mano brangus jaunieji draugai, noriai stenkitės ir pasiekite, kad jo valia būtų aukščiau visko. Išmokite norėti to, ko nori jis. Išpažinkite ir pripažinkite kiekviename savo gyvenimo aspekte. Nesigėdinkite Kristaus ir jo Evangelijos ir būkite pasirengę dėl jos paaukoti jums brangiausius dalykus, brangiausius santykius ir net save. Bet kol esate gyvi, tegul jūsų gyvenimas tampa atnaša. Paimkite kasdien jo kryžių paklusnumu ir tarnystė. Tai yra mūsų tikėjimo prasmė ir jo vaisiai. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Heavenly Father, thank you for this night that we have together here to hear the Dangiškasis Tėve, mes dėkojame Tau, kad galėjome šį vakarą susirinkti pasiklausyti Tavo tarnų žodžių. Mes dėkojame Tau už jo pasidalintą žinią. Šį vakarą mes prašome Tavęs, kad galėtume pritaikyti mokymus, kaip geriau sekti Tavimi savo gyvenime. Mes prašome Tavęs, kad grįžtume namo saugiai ir taip pat atsimintume dvasią, kurią šiandien jautėme. Kad galėtume jausti ją visą savaitę. Viso to prašome Tavęs, Jėzus Kristaus vardu. Amen.